Na ką, mielieji, sveiki. Šiandien nutariau įrašyti apie Akai grotuvus antrą dalį. Ir šiandien noriu supažindinti su Akai firmos 75 MK2 ir Akai 75. Ir dar noriu pristatyti, palyginti su Akai AD-Z 7100X. Kuo jie skiriasi ir kuo jie panašus. Va, kaip matote, čia aš turiu 3 jos. Čia yra 75, čia 75 MK2, o čia Z. Iš išvaizdos jie nieko nesiskiria. Truputį pakalbėsiu apie 75 MK2 ir 75. Jie mažai kom skiriasi. MK2 išleista buvo biškį patobulinta, arčiau pritraukta prie 95. Durelėse įdėta vibro, kad sugertų vibracijas, va toksai yra įdėtas. O 75 nieko nėra, buvo nieko neįdėta. Ir durelės pačios 75 MK2 yra jos, čia yra iš aliuminio padaryta, jos susunkintos yra. O 75 čia yra priekis stiklinis ir plastikas, jos yra lengvesnės ir MK2 matyti padarė sunkesnės, kad būtų stabilesnės. Parametrai 7,5 tas pats, MK taip pat 2 tie patys, viduj ten nieko nesikeičia, dabar galvoju, ką čia dar papasakot, ką čia pastebėjau. Nu, kad į daugiau nieko nepastebėjau skirtumų. Bet jeigu palyginsim su Z100X, tai jau čia skirtumų. Jau kas sakot, kad čia 75, tik tais japonų rinkai skirtas 100 voltis, tai yra netiesa. Čia daug aukštesnio lygio grotuvas. Netgi lyginant su 95, 7100X yra pranašesnis. Tai va, norėjau pasipasakoti. Ir kas galvojat pirkti tenais 95 gal, aišku, 95 už 75, bet jeigu lyginsim 95 su MK75, tai dabar jisai ten nelabai kainų suleidžia. Jeigu ten, sakant, taupant pinigėlius, tai aš nemanau, kad praktiškai šitas 75 MK2 ir 95 pigesnis yra perpus. Lygiai perpus galite nupirkti pigiau ir jisai taip pat jums gros kaip į 95. Aišku, morališkai biški, kaip sakant, gal kažkas nukentiesit, bet aš jums rekomenduoju. Ir 75 viskas ten labai geras grotuvas, bet 75 MK2 biški jau durelės, kaip sakant, paturbintas, pritemptas arčiau to 95, stabilizatorius tas įdėtas, sugeriantis vibracijas, durelės sunkesnės. Tai va, tiek norėjau pasidalinti jum. Va. O jeigu žiūrėkit mane, gal aš dar kažką tai rašysiu, bet planuoju dar įrašyti Akai, supažindinti su kitais kasečių grotuvais. O jeigu kažką norit asmeniškai sužinoti, ar ką aš parduodu, aš juos parduodu, remontuoju, restauruoju. Tai galit kreiptis. Mano adresas elektroninis būtų a.laurunas@gmail.com. Tai tada iki kitų susitikimų. Čia buvo Laurunas.